Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai, kaip pratęsti žydėjimo laiką vazonuose, kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Egle Petkevičiūte. Atėjo ruduo ir vis tiek norisi žiedų, ir vis tiek norisi gėlių, ir vis tiek norisi vazonų prie namų, terasuose, balkonuose, ant laiptų. Iš tiesų puoškimės ir džiaukimės, ar ne, tuo, ką turime. Sveiki, Aušra, visiškai teisybė. Dėl to sodinsime ir pristatysime rudeninės idėjas, kaip teisingai, gražiai sukomponuoti, pasisodinti ir turėti gerą rezultatą net ir lapkritį, o galbūt auginti tvariai ir džiaugtis gėlynais vazonuose, tiek terasose, tiek balkonuose ir žiemą, ir netgi pavasarį. Ir turime chrizantemas, kurias vakaruose seniai tai yra gėlės želdinimui, papuošimams, laiptams, vazonams lauke. Mes vis dar į ją žiūrime kaip į vėlinių gėlę. Tik tai taip, bet visiškai be reikalo. Žiūrime teisingai ir mėgstame šią gėlę, tiesiog labai jos paskirtis mums kapams, bet chrizantema nėra vien kapų gėlė. Ne veltui užsienio šalyse ją augina ir džiaugiasi ištisus metus ir neneša tik į kapus. Dėl to chrizantemas parinkom ir šių metų rudeniniams deriniams, pasidžiaugti jų puikiu žėdėjimu, jų ištvermingumu, šalčiam, netikėtom šalnom, na ir be abejo, tai nuotaikai, jos puikiai pritaikomos prie kitų gėlių. Taip, su kuo komponuotumėt? Komponuojasi priklausomai nuo mūsų nuotaikos bei tikslo. Ar norime išsaugoti žiemai, ar tik pasidžiaugti spalvomis rudenį. Mūsų kompozicijos bus šiek tiek skirtos ir pasidžiaugti ilgėliau. Dėl to derinsime su daugiamečiais šilokais, viržiais, žoliniais augalais, alūnių spalvos taip pat praturtina tas kompozicijas. Svarbiausi akcentai ir momentai sodinant rudeninius vazonus, tai yra rudeninės problemos, kaip drėgmės perteklius, su kuriuo retai susiduriam vasarą. Dėl to drenažą daryti vazono dugne tiesiog yra būtina ir smarkiai rekomenduojama. Išdegto molio granulės keramzitas pilamas į dugną 3-4 cm giliu. Tai viso ko pagrindas yra geras drenažas bei tinkamo komposto arba substrato parinkimas. Nors sodinam ir rudeniui, bet gėlės žydės gerus 2-3 mėnesius. Dėl to maisto medžiagų žydėti, krauti žiedus, jiems irgi reikia čia ir dabar. Supylę žemės komponuojame vazoną pagal tai, kur mes jį statysime. Jeigu tai bus terasos pakraštys, tada greičiausiai vazonų džiaugsimės iš visų pusių, dėl to gėlės sodinsime taip, kad būtų gražu žiūrint iš visų taškų. Jeigu mūsų vazoną mes dėsime prie įėjimo, kažkur tai atremsime į sieną, tada jau komponuojame vaizdą iš tos pusės, iš kurios grožėsimės. Tad aukštesnės gėlės ar akcentinius dedame į kraštą ir taip vizualiai žeminame tam, kad atsiskleistų visų augalų grožis. Taip pat patarčiau augalus sodinti šiek tiek kampu, o ne tiesiai, tam, kad gražiau užpildytumėm erdvę. Tam, kad gėlės gražiai derėtų ir nebūtų mūsų kompozicija per marga, pasirinkome tiesiog žalius, natūraliai rudenį raustančius ar šiek tiek gelstančius viržius, kurie atkartos gamtos spalvų gamą mūsų vazone bei dera prie šių tamsesnių chrizantemų žiedų. Ir kaip tas spalvas derinti? Šaltas prie šaltų greičiausiai, ar ne? Ar atspalvių intensyvumą, Egle? Geriausia neprimaišyti per daug augalų apskritai, nes jų visų poreikiai šiek tiek skiriasi. O kalbant apie spalvas, tai taip. Renkamasi pagal atspalvius ir stengiamasi nedaryti per daug įvairių atspalvių šiltus, šaltus ar kažkokią rėksmingą spalvą. Bandoma suderinti tuos 2-3 spalvų tonus, kaip ir augalų rūšis. Parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė Eglė Petkevičiūtė sako, kad ši kompozicija džiugins ilgai. Tad būtų galima į tokias kompozicijas pasisodinti ir svogūninių gėlių. Į šią kompoziciją įsodinsim botaninės žemaūgės tulpes,
kurios pražysta labai anksti ir nėra aukštos, bei krokus, kurie taip pat yra žemi. Dar viena priežastis, kodėl renkamės tulpes ir krokus, o ne pavyzdžiui hiacintus, tai yra svogūnėlio dydis. Hiacintų svogūnai yra gana dideli, o mūsų vazonas prisodintas tankiai, tad augalam irgi turi likti vietos šaknydintis bei augti. Dėl to renkamės sodinti smulkias svogūninės gėles. Kadangi svogūnėliai žiemos ne dirvoje, o vazone, kur yra didesnė iššalimo galimybė, jie sodinami šiek tiek žemiau. Na, o kad mūsų gėlių kompozicija būtų dekoratyvi ir žiemą, svarbu pasakyti, kad chrizantemoms nušalus, tai greičiausiai bus apie lapkričio vidurį, jas reikės patrumpinti arba nupjauti visai palei žemę, o viržiai priklausomai kokie. Jeigu dėsite kompozicijas žydinčius, margaspalvius viržius, tada irgi rekomenduočiau žiedynus patrumpinti, paliekant apie 5 cm aukščio. Jeigu, kaip mes sodiname žalius, tai mes juos nekirpsim ir paliksim, lygiai taip pat kaip šilokus. Dar viena idėja, kaip atnaujinti vasaros augalų vazonus. Ši gėlių kompozicija žydėjo bei puošė mūsų aplinką beveik 4 mėnesius, o pelargonija, kažin ar išgyvens, kadangi buvo perlaistyta ir jau baigė nužydėti, raudoni lapai parodo, kad pelargonijai buvo per daug vandens. Žolinį daugiametį augalą mes pasiliksime. Šią levandą paliksim, nors jinai gali apšalti, bet visai neblogai išlaiko lapelių statumą ir tūrį, o šaliname pelargoniją. Pelargoniją galim išmesti arba pasilikti apkarpius žiemoti kambaryje ir sodinti vasarą ar vėlyvą pavasarį vėl atgal į gėlynus. Sodinsim spalvingasias alūnes, kurios nors ir nebežydės rudenį, bet savo lapais džiugins ir per žiemą, nes jų nenumeta, jie nenušala, šiek tiek apšala, bet mūsų žiemos vis šiltesnės, dėl to alūnės puikiai tiks rudeniniam kompozicijoms atnaujinti. Ir dar viena kompozicija į aukštą vazoną. Tai galėtų būti ir chrizantemos, ir alūnės, ir įvairios dekoratyvinės žolės. Gelsvi atspalviai puikiai tiks prie mūsų užaugintų oranžinio ir gelsvų moldliugėlių, kurios taip pat galėsime šalia padekoruoti. Šią kompoziciją aukštame vazone įsivaizduočiau taip. Chrizantema sodinama į kraštą, kadangi jinai dar augs į ūgį ir gausiau žydės. Alūnė bei žoliniai augalai svirs ir užpildys tą aukštį.